vakarą. Labas vakaras. Šiandieną susitinkame savo 8 paskaitoj, kaip lapkričio mėnesį, kai pradėjau, buvau sakiusi, kad tai bus 8 paskaitos, kurios yra susietos su būties kūrybos projekto tarsi įvadu, pradžia tokia. Tad šiandien susitinkam šiam kartui paskutinį. Kada dar darysiu laivus, tai matysiu, kaip priklausys nuo to vidinio žinojimo, koks tikslingumas, kokias idėjas perduoti. Kita vertus, dabar kuriu savo internetinį puslapį, tai bus galima rasti ten informacijos apie pamąstymus, ten bus tinklaraštis, naujausių idėjų pamąstymai, manau, bus truputėlį trumpesni įrašai YouTube'yje, tam tikrom temom pasidalinta. Tai va tokio tiesioginio bendravimo, kaip dabar, nežinau, šią akimirką truputėlį sustoja. Kiekvieną kartą savo gyvenime susižiūriu, kas yra tikslinga daryti ir einu pagal tą mano mokytojų vedimą. Ir todėl šiandieną yra ta mūsų paskutinė šešia akimirka, paskaita, susitikimas ir eisime, vadinasi, visi kartu į kažką naujo, kažką tikslingo, tuo labiau, kad žinios nuolat eina, jas reikia ir užrašyti, jas reikia ir pasitikrinti per darbą su komanda, su savo darbo grupėmis, su savo projektų dalyviais. Ir šiandieną truputėlį pakalbėsiu apie patį projektą. Žinoma, jį, kaip ir jau daugybę metų, man rekomendavo daryti mano vidiniai mokytojai. Kas noriu pasakyti, kad daugybę metų, tai yra, kad aš daug ką dabar darau tikslingai pagal tą vidinį savo vedimą. Ir kai kada mano protas, tarkime, kai kada maištauja, kai kada sutinka, kai kada be galo džiaugiasi gaudamas tą tokį tikslų vedimą, kai kada ypatingai nori pabėgti ir nedaryti. Bet visiems tai yra vedimas, susitvarkai su savo tom mintim, perpranti tikslingumą ir eini ir darai ir vedi. Ir taip prieš porą metų, kai buvo atėjusi mintis, kad reikia daryti prigimtinės tiesos pažinimo mokyklą, taip ir metai praėjo. Praėjusių metų pavasarį buvo aišku, kad mano mokymai perauga į būties kūrybos projektą. Būties kūrybos projektas nuo pirminės mano mokyklos skiriasi tom, kad ten buvo daugiau skiriama dėmesio į struktūros pokytį. Žinoma, ir dabar tas dėmesys yra esminis, kada kosminės sąmonės pasijungia per mane ir paduoda pokyčių energiją, kinta energinė žmogaus struktūra, bet esmė yra ta, kad yra vedama iki to, kad žmogus taptų gebantis kurti savo gyvenimą ir gebantis kurti visuminį gyvenimą per suvokimą, kas yra dėsniai, kas yra energijos, kas yra sąmonė, kaip jo kiekvieno žmogaus, tarkime, eilinės pastangos, atrodytų eiliniai dalykai ypatingai prisideda prie esminio virsmo, esminio žmonijos virsmo, prie energetinio lauko pokyčio, kaip visa tai yra svarbu. Žodžiu, būties kūryba tai ir atspindi, tie žodžiai, būties kūryba. Ir žinoma, būties kūryba nėra įmanoma tik su žmogaus žemiškuoju protu. Tai yra įmanoma su žmogaus didžiąja sąmonė, su gebėjimu suvokti, suprasti truputėlį daugiau negu mūsų žemiškas gyvenimas, žemiškos idėjos. Ir tam tai suprasti mes galime nuosekliai susitelkiant į vis savo aukštesnę sąmonę ir keičiant savo gyvensenos tam tikrus įpročius. Ir žinoma, norint keisti tos įpročius
yra reikalinga suvokti ir suprasti, ką turi daryti. Nes kaip gyvenimo horizontas yra platus, tu gali rinktis bet kokią gyvenimo kryptį, bet ar ta kryptis yra teisinga, ar ji truputėlį nuveda nuo tiesos, gali pasakyti tik tas vidinis žinojimas, vidinė tavo įskleista sąmonė. Ji gali parodyti ir pasakyti, kiek tikslingai tu gyveni, kiek tu iš tikrųjų atsinaujini, kiek tavyje tų naujų suvokimų ateina, kiek tavo pati gyvensena kinta. Iš tikrųjų, žmogus neatėjo į žemę tam, kad gimti, mokytis, dirbti ir numirti. Ne, žmogus atėjo tam, kad jo sąmonė atėjo čia kurti ir patirti. Ir jie patiria nuosekliai daugybę įvykių, daugybę patirčių. Jie tiesiog gyvena per žmogų, per žmogaus tą visą patyrimo lauką. Tai yra tas pasakymas per žmogų, kad jūs nepagalvotumėt, kad sąmonė tavo didžioji ir tu pats yra du skirtingi dalykai. Ne, tai yra ta pati struktūra, ta pati visuma, tik tiek, kad kiekviename sąmonės lygmenyje ta mūsų sąmonė įskleidžia tam tikrą dažnį, o tame dažnėje apsijungia ir nauji dėsniai atsiveriantis, ir nauji žmogaus gebėjimai, ir suvokimai, ir tiesiog matymo horizontai, ir gebėjimų įsijudinimas naujų, kurių tiesiog nesugalvotum, kad tu savyje turi. Bet būtent per žinojimą ir įdirbį su savimi galima labai daug ką savyje pakeisti ir labai daug ką įgyventinti, ko net neįsivaizduotum. Ir norisi pasakyti, tarkime, jeigu kažkas planuoja, svarsto, kaip prisijungti būties kūrybą ir sako savo, kad jis neturi žinių, kad jis neturi pajutimo, kas yra kosminis sąmonės ar tų tam tikrų pojūčių neturi. Iš tikrųjų, aš turėčiau pasakyti tik vieną dalyką. Jeigu nors kažkiek esat prisilietę prie, tarkime, mano knygų, skaitė kažkurią knygą, kad tai yra priimtina, tarkime, kas ten užrašyta. Jeigu yra klausytas virtualaus žydrojo lotoso ašramo meditacijos, nesvarbu, kad aš dabar meditacijų nedarau, bet pati energetika, pati kryptis visiems išlieka ta pati. Ir jeigu tai yra priimtina, jeigu yra vidinis kvietimas būti tame mokyme, tame projekte, tame dalyvavime, iš tikrųjų tikrai kviečiu. Nes pasijungia kosminės sąmonės ir jos paduoda savo, kaip aš sakau, pirmiausia pokyčių energiją. Jos įneša, kai kada įneša stiprybės, tvirtybės, kai kada tam tikro ramumo, tam tikro, tarkime, pasitikėjimo, drąsos ir aišku, išjudina tą vidinį žinojimą ir gebėjimą susivokti, kas esi ir ką tu iš tikrųjų gali. Ir kada žmogus, tarkime, neturi tų didelių suvokimų, kas yra subtilus pasaulis, kai kada mums dirbti yra lengviau negu su tuo, kuris turi jau griežtas nuostatas. Koks tas subtilus pasaulis yra, kaip tai reikia priimti, arba turi tam tikras griežtas savo tiesas, nuostatas į gyvenimo tam tikrus aspektus, yra tada sunkiau dirbti. Nes reikia tarsi pralaužyti tam tikrus įsitikinimus. Visa tai yra matoma ir nematoma. Ir jeigu mes tiesiog susifokusuojam į tai, kas yra tik matoma arba man suvokiama, tai yra tam tikras apribojimas. Mes suvokiam, kiek suvokiam, bet, kaip aš sakau, visi horizontai yra tokie platus, o visatos pajautimas tai eina per daugiamatiškumą begalinę, tai nuolat galime patirti naujo, ko mes nesam patyrę. Ir sakyti, kad aš viską žinau, tai yra aišku žinojimas, kad tu jau priėjai tam tikrą ribą ir ją reikėtų perlipti. Kada aš rašiau savęs ir visatos pažinimo link knygas, teisingiau užsirašė laiškai, nes aš juos tik užrašydavau, bet iš tikrųjų tai yra 5 knygos, tai yra labai daug laiškų, labai daug tiesų. Ir aš vieną akimirką pajaučiau, galvoju, atrodo jau kaip ir viskas yra žinoma, ar įmanoma kažką rašyti. Bet
ėmė ir atsivėrė informacija apie ciklus, apie 7 sąmonės augimo ciklus ir pasaulis man atsivėrė vėl visai kitoks, vėl pasinėrė į įdomumą, į daugybę dalykų, ko atrodė, kaip čia pasakius, net neįmanoma buvo apie tai net pagalvoti, kad aš galėčiau tai suvokti, patirti, kad atskirti, kur yra, tarkime, kaip kuris yra dėsnių įtakos, kaip bendrauja, tarkime, energijos su žmogum, kaip jos nori taip pat transformuotis ir augti, kaip jos bendradarbiauja su žmogum. Žodžiu, daugybė dalykų atsivėrė naujai. Bet kada susikūrė būties kūrybos projektas, dar vienas laiptelis perliptas ir dar daugiau suvokimų visai kitokių negu iki to, sakykime, kol rašėsi ciklo knygos. Dar kitoks požiūris į save, svarbiausiai, į tai, kaip tu gali tikrai valdyti save, kaip tu gali, kiek yra daug įdomių dalykų, kada tu matai, kas tavyje, tarkime, veikia. Kokios savybių energijos veikia, kokie jausmingumo energijos, kiek įtakos iš aplinkos žmonių, kiek įtakos iš subtilaus pasaulio, kiek tavo paties yra kūrybos. Tai, žinokit, yra labai įdomus, gražus momentas ir tikrai nėra nuobodu. Yra be galo įdomu stebėti reakcijas aplinkos. Jeigu vieną akimirką iš tikrųjų viename sąmonės lygmenyje yra kalbama apie tai, kad viskas, kas vyksta aplinkoje, tarsi atspindi tavo vidų. Ir tu turi tarsi pastebėti, pasižiūrėti, į ką tave nukreipia, ką tau reikia keisti savyje. Bet aukštesniam sąmonės lygmenyje yra visai kiti dalykai. Aplinka tiesiog parodo tas vietas, kur reikalinga tavo tam tikra pagalba, tam tikras tavo yra žinojimas, tam tikra tiesa atskleidžiama, arba tiesiog, kad tu matytum, suprastum, suvoktum, ką tai reiškia, bet visiškai nebereikia to susijęti asmeniškai su savim. Žodžiu, kiekvieną kartą, kada skleidžiasi sąmonės lygiai, tiesos kinta. Ir kai vieną akimirką tai atrodo yra svarbu, kitą akimirką, ne kitą akimirką, bet jau praėjus kažkuriam laikui ir jau tiesiog patyrus daug ką, atlaisvinus savo suvokimus, pradeda veikti truputėlį kiti dėsniai. Žmonės čia klausė viename mano komentare, ar įmanoma yra sakyti, kad vis nauji visatos dėsniai. Iš tikrųjų yra daugybė dėsnių visatoje, kurių žmogus nėra perpratęs. Ir jie egzistavo nuo visatos atsiradimo ir jie įtakoja žmogų ir tik žmogaus sąmonėjimo momentu yra tie visi dėsniai tarsi nauji atsiveria. Mes juos pradedam pažinti, suvokti. Bet iš tikrųjų aš galiu sakyti, kad kūrėjas yra kurianti sąmonę ir jis ima ir sukuria kažką visiškai naujo ir tai yra naujas visatos dėsnis ir tie nauji visatos dėsniai naujai veikia ir žmogų. Vadinasi, mes susipažįstam, prisiliečiam prie tų dėsnių, kurie egzistavo nuo visatos susikūrimo akimirkos, bet tiesiog neteko mums jų perprasti ir suvokti. Ir prisiliečiam prie tų dėsnių, kurie dabar įeina į žmogaus gyvenimą, kurie buvo sukurti kūrėjo esamuoju laiku ir jie tiesiog naujai atsiveria. Ir kas dar? Jeigu grįžčiau atgal prie to, kaip vyksta pats mokymas būties kūrybos projekte. Iš tikrųjų yra dalis teorijos, kurie norisi įsakyti, kad žmogus žinotų, į ką susitelkti, kas yra svarbu, kaip atpažinti, tarkime, kuri tavo sąmonė yra dominuojanti, kaip įvaldyti tas savo sąmonės, kaip įvaldyti, tarkime, savo savijautą, savistabą, kaip galima suaktyvinti savo tas gydančiasias energijas ir savo padėti, kaip susitelkti mąstymą, praplėsti mąstymą. Bet kartu
kartu yra visados ir tokia patyriminė meditacija. Iš tikrųjų net yra sudėtinga, bent jau aš nesugalvoju dar tinkamo žodžio pasakyti, tai nėra labai meditacija, tai yra tiesiog įėjimas į sferą, į energinę sferą, kur vyksta visi procesai, matymas, kas toje sferoje vyksta, tiesiog aš savo komandą persikeliu į tą sferą ir galiu vesti į tam tikrus procesus. Tai yra tiesiog darbas ne materijoje. Ta akimirka, aišku, kai kuriems truputėlį, kurie turi, kaip čia, labai aktyvų savo protą, labai yra mąstantis, tiesiog per dieną labai daug galvojantis, tai per tas pamokas truputėlį pradžioj migdo. Tai nėra problema, tai yra prisidėrinimas prie energijų, tai yra galiausiai protų nuraminimas ir kad žmogus atsigautų ir tie srautai visi pereitų. Visuomet yra įrašai, juos galima persižiūrėti, juos galima konspektuotis, pergalvoti, nes vien to, kad pabūni tose energijose, žinoma, yra gerai, bet tai yra pusė darbo. Kita pusė vis tik reikia suprasti tiesą, reikia įsigilinti į žodžius ir ypač į tuos žodžius, kurie prasideda kada prasideda ta patyriminė meditacija, kada jungiasi mokytojai arba kurie man parodo, ką aš turėčiau pasakyti, ir ten yra tam tikros tiesos. Kai kada atrodo kai kurie žodžiai, kad jie yra tokie paprasti, bet aiškiai suvokia, kad tai yra gyva tiesa, kad tai yra esmė, kad tai yra tai, kas bus arba tai, kas yra ir to negali atmesti. Ir tu gali tai patirti ir suvokti ir kada pats pamastai, konspektuojasi arba, tarkim, užsirašai kai kurios pamastymus savo sąsiuviniuose, tada prasiplečia tavo mintis, tu gauni dar daugiau žinių, tada pasijungia tavo paties asmeninis vidinis žinojimas arba tavo aukščiausia sąmonė, didžioji sąmonė. Ir aš čia sakau skirtingai aukščiausia sąmonė, didžioji sąmonė. Iš tikrųjų todėl, kad mokymų metu pirmoji pakopui mes dirbame su tuo sąmonės kanalu, kuris žmogui yra įprastas, tai yra 7 sąmonės lygmenys, truputėlį į jį koreguojama, paaiškinama, kaip kiekvienas sąmonės lygmuo pasireiškia ir iš tikrųjų susiaktyvina tie pojūčiai. Ir kai kada yra netgi labai sudėtinga ir sunku perlipti per savo, sakykime, ne tik įsitikinimą, bet tam tikras savo savybės, tam tikras savo siekiamybės arba komforto zoną. Tai mes dirbame su pirmoju sąmonės kanalu, o kadangi kūrėjas mano, kad galima žmogaus vystymosi labai stipriai pagreitinti, jis paduoda šviesos diodą, jį techniškai reikia lieti pirmąją čakrą, ten prisijungia nauja prigimtinė energija iš beribės sąmonės ir tada jau yra kuriasi naujas sąmonės struktūra ir didžioji sąmonė. Tai žodžiu, vieni žmonės gauna informaciją iš savo aukščiausios sąmonės, žinoma, prieš tai gali gauti savo sielos sąmonės, sielos aukštesniosios sąmonės, pakylėtosios sąmonės, aukščiausios sąmonės, bet galima gauti informaciją ir tą veikimą iš didžiosios sąmonės. Žodžiu, čia yra teorija, kurią išdėstom, bet kartu tai yra energijai, kurios aktyvinasi, kur tiesiog srautai pasiduoda tikslingai. Viskas vyksta iš tikrųjų tokioje energetinėje sferoje, kur apsijungia visų dalyvaujančių projekte energiniai laukai. Jie tarpusavy nesimaišo, jeigu kažkas mano, kad gali kažkaip tai maišytis energijos, ne. Tarkime, kai aš dirbu, pasiduoda energija tikslingai kiekvienam žmogui, tiesiog yra spinduliai kiekvienam žmogui. Bet esmė būna ta, kad tarkime, jeigu vienoje grupėje, aukštesnėje grupėje įvyksta tam tikras esminis suvokimas, prasiskleidžia naujos energijos, dažniausiai paliečia visus projekte dalyvaujančius. Nes būtent yra ta, kaip sakytume, mokyklos sfera ir kas vyksta mokykloje, vadinasi, visus paliečia.
Ir kai kada būna taip, kad paskaitos atrodo eina viena tema, bet ima ir įsijungia informacija iš to viso bendro informacinio lauko ir labai pakeičia pamokos kryptį. Tai va, mes turime iš tikrųjų savo pamokų gaires, kokias jas mes turėtumėm, kokias jas mes norėtumėm vesti, perduoti žinią, informaciją, bet kada pasijungi į pamoką, niekuomet nesi tikras, kad susakysi tai, ką nori, nes kai kada srautai momentaliai pasijungia ir jie pradeda vesti į procesą, įjungia žmogus iš tikrųjų ir daug ką gali išgyventi ir tą akimirką ir galvytės svaigsta, ir rankos tirpsta, ir yra labai ramu, ir gera, ir visaip yra, kiekvienas žmogus labai skirtingai priima, bet dažniausiai būna, kada vyksta paskaita su ta meditacija ir žmogus užmiega, ir jeigu tik aš jau pamokos pabaigoj pasakau, nu dabar jau viskas, baigiau, momentaliai atsibunda. Nėra buvę tikriausiai, kad neatsibūstų. Nes pasikeičia vibracija, žmogus iš karto sugrįžta į save ir jis prabunda ir yra toks aktyvus. Žodžiu, procesai pamokose yra, tarkime, bet iš tikrųjų yra diktuojami kosminių sąmonių, kurios dirba su manim. Nes kodėl tai būna, kodėl nėra tokio, tarkime, nuseklaus, kad vienai grupiai išpasakoji taip ir kitoj grupiai gali tą patį, sakykime, tiksliai išpasakoti. Nu ne, taip nėra. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra unikalus. Dažniausiai grupė susirenka žmonės pagal tam tikrą energetinį atspalvį, nesvarbu, kad jūs esate visiškai nepažįstami ir kad aš jūsų, tarkime, iki susitikimo nežinau, bet susirenkat pagal tam tikrą atspalvį, pagal tam tikrą įskleidžiamą arba priemamą jėgą ir truputėlį koreguojasi viskas. Ir iš tikrųjų, tarkime, paduoda mokytojai spindulį transformacijai ir kas iš tikrųjų tada vyksta. Jie yra, sakykime, šalia manęs ir labai įdėmiai stebi. Stebi, tarkim, kitą pamoką, stebi, koks yra rezultatas energetikoje. Atrodytų, kaip čia taip yra, kodėl negi jie nemato iš viršaus, kokie yra tie rezultatai. Iš tikrųjų, tas mūsų žemiškosios mintis ir žemiškasis gyvenimas, jis yra toks tankios energetikos ir ne viskas yra įskaitoma iš aukštai. Jeigu ypač žmogus nesutelkia dėmesio į savo aukščiausią sąmonę, į kūrėją, o tai mes dažniausiai visą dieną tame ir nebūname, tai negali skaityti visos informacijos, bet jie gali per mane, tą akimirką, kai aš esu sutelkusi dėmesį į savo klausytojus, per mane jie viską nuskaito. Ir net būna smagu žiūrėti, kaip jie dėmiai žiūri, stebi, analizuoja tą pokytį ir jie žiūrėk ryte, jau kitos dienos ryte, jie jau duoda per meditaciją pakeitimus, apie ką reikėtų kalbėti, į ką reikėtų įvesti ir kas praeina, kas nepraeina, arba tarkime, ką aš pati galbūt ne taip įskaičiau, kaip tarkime, tą akimirką atrodė, kad tai yra geriausias variantas, bet jie įskaito ne tik tos akimirkos pokytį, jie įskaito, tarkime, ir pokytį po 3 metų. Ir jeigu jie mato, kad, tarkim, šis darbas po 3 metų neduoda tinkamo rezultato, jie keičia tą akimirką, keičia būsenas ir paduoda kitas energijas, kad tas rezultatas būtų tinkamas į ateitį. Ir tie rezultatai patys įvairiausi. Nes iš tikrųjų mokymas yra skirtas ne vien tik, kad susilieti su subtiliųjų pasauliu, jį patirti, pažinti, bendrauti, tai yra be galo svarbu, bet kartu yra svarbu, kad žemiškam gyvenime žmogus tiesiog mokėtų kūrybingai ir prasmingai gyventi. Viskas yra susijęta su kasdienybė. Nes, kaip aš jau nuolat kartojus ir sakiau, kiekviena žmogaus sąmonė, iš tikrųjų, kiekviena žmogaus sąmonė yra sudaryta iš 2 dalių esminių. Tai yra vidinis sąmonės kanalas ir išorinis sąmonės kanalas.
Ir kada mes einame į subtilų pasaulį, į gilias savo meditacijas, į žinių priėmimą, mes veikime ir dirbame per savo vidinį sąmonės kanalą. Ir mes galime pasiekti labai aukštas dimensijas, bendrauti su mokytojais pačių įvairiausių, pakankamai aukštų dimensijų ir gauti tam tikras žinias, energiją, palaikymą. Bet mums yra labai svarbu, kad mūsų išorinė sąmonė taip pat kiltų per savo dimensijas. Todėl, o kas yra išorinė sąmonė? Yra kasdienybė. Tai yra mes patys savo gyvenime ir mūsų gyvenimas. Tai žodžiu, yra labai svarbu suprasti, kad mes turime savo vidinį pasaulį, kad ten yra lobynai, kad ten galima gauti ne tik išmintį, bet ir instrumentus, su kuriais mes galime labiau įsiskleisti, labiau suvokti pasaulį, labiau sukurti naujus dalykus ir, žinoma, visą tai turim perduoti į savo kasdienybę, į savo žemišką kasdienybę, santykius, kūrybinius projektus ir tiesiog į patį mūsų matymą, kaip turėtų iš tikrųjų vystytis visa ta žmonijos ateitis, kokios energijos turėtų dominuoti. Ir tai yra labai svarbu, nes žmogus, tai yra sąmonė tapusi žmogumi, kuria materiją. Tai pats mokymas ir įveda į tai, kad ne vien tik, kad savo žemišką gyvenimą kažkaip pagerinti, ne vien tai, kad tarkim, aš kažkaip išmoksiu pajausti mokytojus, bendrauti su jais, galbūt susiaktyvins gydančios energijos, bet tai yra esmė, kad aš prisidedu prie visuminio virsmo žmonijos, kad aš perprantu esminės tiesas, aš stebiu save ir visame tame procese prisijungiu prie visuminio greitesnių pokyčių. Mes kiekvienas norime gyventi ramesnėje savo šalyje, norim gyventi taikoje, norime gyventi sveikatoje, sėkmėje, o kūrėjas yra aiškiai pasakęs jo poziciją: aš noriu, kad žmogus būtų laimingas, nes laimingas žmogus, sveikas žmogus, negalvojantis apie išlikimą ir saugumą, nes tai nebekelia problemų, viskas yra čia gerai, žmogus yra kūrybingas. Jis tada gali susitelkti ir suvokti savo tas vidinės naujas galės, gebėjimus, kurias kūrėjas nori perduoti, kad žmogus galėtų kurti, naujai kurti. Bet kada esi užspaustas tam tikro baimių ir visokių neigiamų jausmų, tos kūrybos neišeina. Bet kažkas turi susitelkti į tos aukštesnio dažnio energijų priėmimus, mąstymą, į pozityvesnį mąstymą, į bendrystę su subtiliuoju pasauliu, kad įnešti, taip jau labai jau, kaip visi pasakysiu, daugiau šviesos į gyvenimą. Bet ta šviesa ir yra aukštesnė vibracija. Tai yra, kada tu per save, per savo elgseną, per savo mąstymą, kasdienybėje ir meditacijos metu visados išneši pačią geriausią, aukščiausią vibraciją, kokią tu gali išnešti per savo mąstymą, per savo jausmus. Tai nereiškia, kad čia mes visi vaikščiosim be galo šypsodamiesi ir skleisim tą tokį besąlyginę meilę. Iš tikrųjų, tai yra ketvirtosios čakros išraiška, kada mes išskleidžiam savo tą besąlyginę meilę, mes siunčiame palaikymo bangas, šviesas, gelbėjam žemę, skleisdami savęs šviesą. Tai yra tik ketvirtosios čakros veikla arba mūsų aukštesniosios sielos sąmonės veikla. Ir tai mes perlipame, mes to atsisakome ir tada pradedame išmintingai skleisti savo gerumą ir suvokti ir suprasti, kas yra tikslinga, kaip žmogus turi išgyventi kiekvieną savo pamoką, kad augtų, ir kad mes už kitą žmogų neišgyvensime jo gyvenimo,
neišmoksime jo pamokų, kiekvienas turi išgyventi savo suvokimu, patirti, kas yra, tarkime, tam tikri pokyčiai, kas yra tam tikra tiesa. Jeigu to nepatirsi, tai čia ir liks tik teorija. Aš atsimenu vieną savo žmogų, su kuriuo anksčiau bendraudavau, jis sakydavo, aš labai daug knygų perskaitęs, aš tiek daug žinau ir niekas mano gyvenime nesikeičia. Tai pasako, kad žinojimas, jeigu tu jo nepritaikai gyvenimą net savo smulkmenuose, tai niekas ir nevyksta. Na ir kas, kad žinai. Reikia tiesiog stebėti, kiek tas, kas žinai, įeina į tavo kasdienybę, į tavo mąstymą, į pasistebėjimą savęs, į tavo tikslinių minčių sutelkimą, kur tavo mintis vaikšto. Ar jos vaikšto ten, kur, tarkime, televizija ir spauda tave nukreipia ir, tarkime, kaimynų kolektyvo ten pasikalbėjimai netiksliniai. Ar tu vis tik pasižiūri ir susitelki labiau į save, stebi, kaip keičiasi aplinka nuo tavo minčių, tu tiesiog esi toje kūryboje, kokią emociją paduoti, tarkime, į aplinką, kad kažkas keistusi. Ir, tarkime, jeigu kažkur yra kažkoks konfliktas, atrodytų, tavęs gal liečia ir neliečia. Vienas dalykas, kada tu vadovaujasi protu, tu greičiausiai eisi kažką įsiterpti ir mėginsi kažką sakyti. Bet jeigu tu supranti, kad esi sąmonė turintis energijas, tu įeini į ramybę, į vidinį ramybę, harmoniją, iš savęs įskleidi harmoningą vibraciją, iš tą tokį ramumą, stabilumą, ir žiūrėk, aplinkoje rasis geri sprendimai, žmogus įgys tą platesnį, gilesnį suvokimą ir labiau tiesiog žinos, kaip išspręsti problemą. Ir baigsis tos tokios, sakykime, konfliktai ar kažkokie nesusipratimai. Ir baigsis, kada tu tylėsi, kada tu įskleisi tam tikrą vibraciją ir tiesiog viską subalansuosi. Ir tai galima nuolat kasdienybėje padaryti, bet kokiuose situacijose. Vadinasi, ypatingai galime įnešti daug ramybės į aplinką, tarkime, iš išorės žiūrint nieko neveikiant. O iš tikrųjų tai labai stipriai veikiant. Labai stipriai veikiant, sutelkiant žmogų į kūrybiškumą. Ir kaip aš dabar, kada ir savo bendruomeniai dalinausi apie patirtį gerumo, kada iš tikrųjų labai daug gerumo žmoguje įsiskleidžia tą akimirką, kada kažkur yra nelaimė, bėda, kada reikia susitelkti, padėti. Iš tikrųjų tada įsiskleidžia labai daug gražaus gerumo. Žmogus atveria savo širdį iki negalėjimo. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad norint, kad žmogus įskleistų savo gerumą, turi būti negerumas. Tai vadinasi, mes tarsi programuojame, kad būtų negerumas. O tai nėra teisinga, nes teisinga yra tada, iš tikrųjų, kada mes gerumą nebijome duoti geroj situacijai, ramioj situacijai, kada mes įskleidžiam gerumą, palaikydami kito žmogaus kūrybiškumą, jo naujas idėjas arba jo pastangas drąsėti, veikti pagal tą savo vidinį supratimą. Arba tiesiog turi žmogus gerų idėjų ir jį paremti, padrasinti. Iš tikrųjų šioje vietoje, kurioje nori, tarkime, man sako ir jums norėtų perduoti, kad gerumą supraskite, kad geriausiai išreiškite gerumą, kada padėsite parodyti kitam žmogui jo kūrybiškasias, stipriasias pusės, tai, ką jis turi geriausių savyje, kokias savybės jis turi nuostabias geras, kokias jis turi geras idėjas, tarsi net jam pačiam tam žmogui parodyti tą jo vidinį turtą, galią. Kai kada mes kaip žmogus save truputėlį nuvertinam, galbūt kai kada ir pervertinam, bet kartu vis vien nepastebim to, kas yra tikrai unikalu, tikrai stipru, o iš šono tai geriau matosi. Ir kai kada tikslinga palaikyti, pasakyti, žiūrėk, kaip tu gražiai moki išsakyti žodžius, žiūrėk, kaip tu moki išklausyti, maža ką, bet žodžiu, sutelkti dėmesį į tai, kas
auga, kas kuria teigiamumą, kas tą kuriančiąją energiją palaiko. O ne tai, kad kažkur turėtų būti kažkokia problema, kad galėtum įskleisti savo gerumą. Nes tokiu atveju, kaip sakiau, užprogramuojam negerumą, o jeigu mes išmoksim ir pakeisim į savęs tą gerumą ir kada mes palaikysim kūrybiškumą, vadinasi, gerumo prasme transformuosis. O jeigu gerumo prasme transformuojasi, tai ir negerumo prasme transformuosis. Vadinasi, negerumas nebebus toks skaudus, toks užgaunantis ir pažeidžiantis mūsų gyvenimą. Ir iš tikrųjų gerumą kaip pačią idėją labai reikia pradėti kitaip suvokti. Man meditacijai vienam iš procesų parodė aiškiai, kad gerumas savo laiku, kada buvo, tarkime, mūsų tėvus, senelius veždavo į Sibirą, į katorgas, gerumo dėka išgyveno. Tiesiog tik gerumo dėka išgyveno jie. Tai gerumas buvo išlikimo ir saugumo sąlyga, nes pasitikėjimas kitų žmonių gerumu padėjo išgyventi ir tai yra išlikę mumise, kad jeigu tu neturėsi to tokio pasiaukojančio gerumo, vadinasi, nebus išlikimo. Kažkas gali būti ne taip, bet iš tikrųjų paprastai kasdienybėje imam ir užmirštam, visiškai neparodom to gerumo. O norisi, kad tas gerumas vis tik stiprintų šį atvejį kūrybiškumą. Nes kūrėjas jis keičia vibracinį lauką ir tikrai ateis akimirka, kada mes gyvensim ramiai, kada mes tikrai galėsime labiau susitelkti į naujus savo vidinius atradimus arba tiesiog savo gyvenimo kūrybą naują, gražią, įdomią, o ne tai, kad nuolat gesinti kažkokius tai gaisrus, gesinti kažkokias problemas ar dar kažką. Tai yra iš tikrųjų lengviausia, nors atrodo, kad tai yra skaudžiausia, ir neatrodo, bet iš tikrųjų yra skaudžiausia, bet galvoti apie blogus dalykus yra lengviau negu apie gerus. Ir iš tikrųjų norisi ir tą poziciją pakeisti. Savo kasdienybėje pasistengkit pasižiūrėti per dieną, kiek procentų jūs galvojate apie gerus dalykus, dar kiek procentų galvojate apie visiškai naujus kūrybinius dalykus ir kiek procentų galvojate apie tai, kas yra blogai ir apie tai, kiek yra sudėtinga ir sunku. Ir, žodžiu, pasižiūrėkit iš tikrųjų, apie ką galvojate, nes ką galvojate, tas yra mūsų realybėje, tai bus nuolat tas mūsų realybėje, nes mūsų dėmesio energija sutelkia realybės lauką. Ir jeigu mūsų dėmesyje nėra jokių naujų minčių apie naujus dalykus, tarkim, kad ir mokslo žinių, arba, tarkime, kas gražaus pasaulyje kuriasi, ką menininkai kuria, ką dar kažkas kažkur tokio gero kuria, įdomaus. Ir jeigu mes apie tai visiškai savo dienoje neskiriame laiko, vadinasi, kažkokių pažangos dalelyčių net neįnešam į savo gyvenimą. Nuolat gyvename toje pačioje rutinoje. Nuolat tie patys įvykiai, nuolat tie patys žodžiai, metai iš metų vis tas pats ir tas pats. Atrodytų, kažkas ant truputėlį keičiasi, bet esmė visi nekinta. Todėl, kad negalvojame, todėl, kad neprisiliečiame prie naujumo, todėl, kad nemanome, kad tai yra svarbu, o tai yra svarbu, tai keičia mūsų gyvenimą. Ir labai stipriai keičia, nes mes pritraukime į realybę tokius dalykus. Ir galbūt tikrai verta yra kalbėti, dalintis tam, kas yra gražaus, įdomaus, sukuriama, naujo, progresyvaus, pažangaus. Pasaulis keičiasi, pažangumas nuolat įeis. Ir nereikia manyti, kad čia, tarkime, dirbtinis intelektas už mus viską padarys. Ne, žmogaus galia yra ypatingai didesnė už dirbtinį intelektą. Tai čia net nėra ko lyginti. Tik neišmanantis savo sąmonės, nepatyręs savo sąmonės jėgos žmogus gali sakyti, kad dirbtinis intelektas gali žmogų užvaldyti. Ne, tikrai ne. Kad dirbtinis intelektas gali daug kur mums padėti, tai kas be ko, nes mes nebeturim apsikrauti sunkiais darbais.
Mūsų kūnai truputėlį atėrėja, vibracijos kinta, mes turime naudotis savo pačių sukurtais turtais, kurie mums padeda buityje, padeda spręsti darbus, tiesiog nebėra tos būtinybės daug fiziškai dirbti. Dabar iš tikrųjų augam tam, kad mes ir ne tik, kad daug protų dirbti, bet jau šiandien aš sakyčiau, kad laikas yra susitelkti savo sąmonę ir dirbti kartu su savo sąmonė, su išmintim. Nes susitelkus į savo vidinę ramybę, susitelkti savo sąmonę aukštesnę, tu gali gauti labai gerų sprendimų savo kasdienybėje, savo darbuose. Tu savo protų neapmąstysi. Tiesiog, nes tavo protų veikia emocijos, veikia kolektyvinės sąmonės mintis, veikia visuomenės normos, o kada tu susitelki sąmonę, tu gauni labai tikslę, aiškią informaciją ir labai gerai pritaikoma. Ir tai gali būti ir sudėtingesniuose procesuose, ir paprastuose, bet iš tikrųjų yra laikas jau išmokti naudoti ne tik dirbtinį intelektą, bet ir savo sąmonės jėgą, galią. Ir suprantate, kaip tai yra svarbu suprasti, kad mes esam sąmonė, kad mumise yra be galo stipri jėga ir kad mes galime tikrai daugybę atsakymų gauti savo vidaus. Jūsgi puikiai žinote mokslininkus, kurie kūrė ir gavo informaciją būtent, tarkime, sapnų metu. Jie sakydavo, kad tai yra sapnų metu, bet iš tikrųjų tai yra tam tikra tokia būsena prieš miegą dažniausiai, kada protas jau nurimsta ir tada jau prabunda sąmonė ir jie paduoda tau visą matymą visos informacijos, kokia yra tikslinga. Tai vat ir Tesla taip gyvena, ir Edisonas taip veikia, jeigu aš teisingai pavardę pasakiau. Ir aš manau, kad muzikai, daugybė muzikų irgi gavo tą visą impulsą per vidinį žinojimą, per tą mūsų vidinę sąmonę. Pradžia yra, tarkime, tai, kad visoje visuomenėje žmogus suvokia, supranta, kad reikia bendrauti su savo aukščiausia sąmonė, kad reikia bendrauti su kosminėm sąmonėm, kurios yra neregimam pasaulyje, bet kurios yra šalia ir jos yra išmintingos. Jos nėra tik cacka, lecka, tetos ar dėdės geros. Ne, tai yra be galo išmintingos sąmonės ir be galo žinančios. Girdžiu, kaip juokis iš mano cacka, lecka. Bet supraskite, mes turim su kuo pasitarti, mes turim su kuo, kada mes nesusigaudom savyje, kada nerandam kažkokių sprendimų, kaip daryti ir kada galiausiai iš tikro nebėra net jėgos kažko daryti. Iš tikrųjų mes atsiminkime, yra kūrėjas, sutelkime dėmesį į jį, galime mes paprašyti jo pagalbos, galime su juo pasitarti, galime tiesiog gauti pagalbos. Nemanykime, kad mes esam už visą ką tik patys, kaip čia pasakius, galintys viską padaryti tik vieni patys. Taip kaip mes daug ką padarom su savo draugais žemėje, taip mes dar daugiau galim padaryti su savo draugais iš nežemės, iš, teisingiau, nematerijos. Ateis akimirka, kada mūsų protas pajėgs sufokusuoti kai ką iš nematerijos, bet labiau tai yra ne vaizdinės prasme, tai daugiau yra per suvokimą. Be galo daug mes informacijos galim gauti, nes yra visatos dėsnis, nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinis virsmas, nuolatinis ėjimas į pažangą. Tik žmogus su savo gyvenimu kai kada sustabdo tą pažangą, bet iš principo visame kame yra ėjimas į pažangą. Vadinasi, yra užprogramuota nauja idėja, nauja pažanga, naujas supratimas. Ir tai, kas užprogramavo, kas įvedė tai į minčių lauką, vadinasi, tai yra labai išmintingos sąmonės ir jos labai padės mums gyventi. Jau dabar padeda, bet tai turėtų tapti ir masinė tokia pagalba.
Žinoma, labai viskas priklauso nuo žmogaus suvokimo. Jis kai kada gali įsivelti, kad tai yra baisu, kad tai yra kažkokie tai valdymas ar dar kažkokie blogiausi dalykai. Čia priklauso viskas nuo mūsų suvokimo. Visa realybė yra tai, ką tu priimi ir ką tu suvoki ir kaip tu suvoki. Ir kas kart, jeigu tu savo priimi sprendimą, kad nori suprasti, suvokti daugiau, tu gausi daugiau žinios, tu išeisi iš to įsitikinimo. Bet jeigu tu esi kažkaip kategoriškai apsisprendęs, kad visur yra tik sąmokslo teorijos, visur yra tik kažkas labai negero ten kosmose, tai yra tavo realybė. Nieko čia nepakeisi. Aš puikiai žinau žmonių, kurie sako, žinok, gyvenime yra tik blogi žmonės. Tai yra tų žmonių realybė. Mano gyvenime yra visai kitokių žmonių. Yra labai daug, praktiškai visi mano sutikti yra geri žmonės, įdomus ir kūrybingi. Tai yra mano realybė. Ir tas pats yra ir su tom, kad aš sakau, kad kosminis sąmonės yra išmintingus ir geras. O jeigu tu susiduri su kitokiom, vadinasi, tai to patinka, tai tau yra įdomu ir vadinasi pagal tai susikūrė tavo subtilaus pasaulio energetika. Ir nieko čia tu nepadarysi ir net negalėčiau ginčytis, nes iš tikrųjų tai yra tavo tiesa ir tu patiri tai, nes tiek sąmonės lygmenys yra skirtingi žmogui, tiek tie sąmonės lygmenys yra kintantis į subtiliam lygmenį. Ar tu bendrauji su astraliniu pasauliu, ar tu bendrauji su kosminiam sąmonėm išmintingom, kupinom to užkoduoto gėrio, palaikymo. Čia yra su tom, kaip tu pats save įvertini, ką tu nori jausti, kaip tu vertini kitus žmonės, kokį tu dažnį spindi, tokiam dažnėje tu viską ir matai. Ir tiek. Ir tu gali apie patį geriausią žmogų kalbėti labai blogai, dėl to, kad tu tiek tai matai, bet tas žmogus gyvena savo gyvenimą su savo siekimybėm ir visai kitaip. Žodžiu, labai sunku yra, ne tik, kad sunku, nėra tikslo kažkaip vertinti. Kiekvienas turime savo poziciją, bet aš noriu pasakyti, kad žemiausiam taške energija sudėtingiausia yra. Tai yra mūsų 3D gyvenime, 2D, 3D gyvenime sudėtingiausia. 2D iš karto atspindi tą ryšį su astraliniu pasauliu, kur taip pat yra, tarkime, neregimasis pasaulis kupinas sudėtingumo. Bet jeigu tu gyveni 4D, 5D, vadinasi, tas pasaulis tau jau nebeegzistuoja. Nei žemiškam lygmenį, tam materiniam, nei nemateriniam lygmenį. Viskas. Ir vadinasi, tu bendrauji su tom, kas yra aktyvus tame lygmenyje. Ir viskas, tu renkiesi. Ir nereikia sakyti, kad tai neįmanoma rinktis, tai neįmanoma apsispręsti. Labai įmanoma. Tik tiek, kada reikia sustebėti save, prajausti, susivokti, ar tavo mintis yra tos pačios vibracijos kaip tavo jausmas, kaip tavo elgsena, nes turi sutapti. Sako, dingo garsas, gali būti. Nežinau dabar kaip čia. Žodžiu, aš kalbėsiu, tikiuosi, kad girdite. Ir, kaip čia pasakius, aš nesistebiu, tarkime, kada dingsta garsas, dingsta vaizdas, nors internetas yra geras, kada, tarkime, įsikrauna kažkokie įsijungia aparatai lauk. Ir yra garsas. Labai ačiū, kad parašėt, vadinasi, viskas yra gerai. Ir aš atsimenu, kada po vieno savo sesijos įdavau į mašiną važiuoti, tai radijų stotis gaudė pačias įvairiausias bangas. Ir aš jau galvojau, kad reikės mūsų radiją mašiną keisti, nes, negalėjau niekaip vienos bangos užfiksuoti, visokias bangas, kelias iš karto gaudė. Ant rytojos, kada jau atėjau visai su kita energetika, nes su tokia smarkiai įkrova, tai nebuvo jokių problemų, ta radija mūsų gerai veikia. Ir netgi dabar šiame laikotarpyje, kada svarstėm, kokį norėtume mašiniuką ir kada labai norėjome skleisti tą pažangą ir elektrinį automobilį įsigyti, tai mokytojai truputėlį pasijuokė iš mūsų, kad gali ta mašina būti nevaldoma.
momentais, kada išsiskleidžia tam tikro dažnio energijos procesuose mintyje. Tai žodžiu, turime paprastą hybridą ir viskas čia yra gerai. Žodžiu, suprato, kodėl yra sukurtas būties kūrybos projektas. Tam, kad pagaliau suvoktume, suprastume, kas yra sąmonė, kad prie jos prisiliestume, aktyvintume ir išmoktume su ją bendradarbiauti, kad žinotume, kaip tai yra geriausių būdų padaryti. Tam ir yra mano komanda ir aš. Ir džiaugiuosi, turėdama komandą, kuri dirba su manim. Ir mes nešam tam tikrą tiesą, informaciją ir kas norite, prisijunkite, patirkite. Yra etapai, yra dabar pirmas etapas yra 4 mėnesiai, antras etapas yra 5 mėnesiai. Dabar mes pradedame 3 etapą, taip pat yra 5 mėnesiai. Kodėl sakau etapai? Todėl, kad žmogus per tą etapą patiria ir apsisprendžia, ar jis nori toliau eiti ar ne. Ir yra užbaigtumas, tiesiog yra etapas, yra užbaigtumas ir kitame etape yra kiti procesai, yra užbaigtumas. Tarkime, jeigu pirmam etape mes dirbam su pirmuoju sąmonės kanalu, antram etape jau yra kuriamas antrasis, kitokia sąmonės struktūra. Pradžioje tai yra antrasis sąmonės kanalas, kuris užauga iki didžiosios sąmonės. Aišku, jūs sakysit, kaip čia užauga, bet visą tai galima išsiaiškinti per paskaitas. Ir trečiame etape yra kur vesti toliau. Nes procesai pirmieji jau parodo, į ką bus galima vesti dar toliau žmogų. Žodžiu, etapai yra. Ir kas? Žodžiu, susitiksim tada, kada jausiu vidinį paraginimą susitikti, bet iš tikrųjų į šią grupę aš įdėsiu nuorodą, kada turėsiu savo internetinį puslapį, kad jūs galėtumėte sekti ir pasistebėti tam tikras naujas mintis. Tas pats augimas, jis iškelia daugybę iššūkių iš tikrųjų. Ir kaip aš visą laiką sakydavau, ir mokytojai sakydavo, lengvai ir paprastai. Iš tikrųjų tai yra labai sudėtingi procesai, bet reikia nusiteikti, kad viską priimam lengvai ir paprastai. Tada yra lengviau išgyventi, lengviau priimti, nes protas užlūžinėja, jam kai kada per sunku, bet kada tu priimi lengvai ir paprastai, iš tikrųjų žingsnis po žingsnio einame į priekį, į naujesnį savo galių suvokimą ir daug įdomesnį gyvenimo variantą. Ir tai yra galia, tai yra be galo stipri jėga, su kuria mes savo gyvenimą tikrai galim atstatyti į sveiką gyvenimą. Į sveiką gyvenimą, kur santarvė, ramybė, harmonija, kūrybiškumas, džiugesys bus esminės energijos. Kągi, iki susimatymų, kur nors kada nors. Ir ačiū už jūsų buvimą. Iš tikrųjų, jūsų labai daug pasijungia, labai jums esu dėkinga. Ir nebus taip, kad aš visiškai pamirščiau, kad laukia. Tiesiog šiame etape truputėlį įeisiu į savo tą persiformavimą. Ačiū jums visiems.